Dabar pakalbėkime apie tai, kas yra pati technologija. Papasakosiu, kokia yra technologija, apie įtampas, intensyvumus ir atliksime įrangos montavimą su visais laidais, kad galėtume suprasti, kaip ją uždėti pacientui. Turime suprasti dažnius ir intensyvumus, kad visų pirma žinotume, kur ir kokią nervų sistemą galima paveikti naudodami šią technologiją. Pirmas ir labai svarbus dalykas, į kurį turime atsižvelgti, yra ir kurį turime žinoti, technologijai suteiktas sertifikatas, patvirtinantis saugą sveikatai, o parametrai yra maždaug tokie. Įtampa svyruoja nuo 3 iki 6 voltų, 3 voltai vadinami žemais ir jie bus nurodyti ant šios technologijos korpuso. 6 voltai vadinama aukštais ir jie taip pat bus nurodyti ant šios technologijos korpuso. Nepamirškite to, nes tai bus svarbu vėliau įgyvendinimo etape. Dažnis, su kuriuo dirbama, svyruoja nuo 1 iki 14 Hz. Mes dirbsime nuo 0,1 iki 1 mA. Reikia suprasti, kad tai yra mikrosrovė, dvifazė mikrosrovė, tačiau ji turi ir vienfazę dalį. Kai kuriuose programuose, kaip matysite, ji yra vienfazė, o kitose yra daug vienfazių ir dvifazių derinių. Tai susiję su technologijos parametrais. Dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti kalbant apie technologiją, yra kilmė ir paskirtis. Nes įdomu sužinoti, iš kur technologija atsirado ir kokiu tikslu buvo sukurta. Jie atsirado 20-ojo amžiaus 80-metyje Japonijoje, todėl tai yra jau daugybę metų vystoma technologija, kuri buvo sukurta siekiant gydyti neurologinės patologijas. Nuo tada ji buvo tobulinama, kol tapo tokia, kokią turime šiandien. NESA technologija. Taip pat svarbu suprasti, kad tai yra sistema, kuri atlieka labai svarbu vaidmenį tyrimuose. Turime daug sutarčių su universitetais. Taip pat planą ir tinklą, kuriuo renkame įrodymus ir atliekame mokslinius tyrimus, kad būtų galima pradėti augti ir toliau nuolat tobulėti, remiantis mokslu, atsižvelgiant į naudojamas sistemas ir gydomas patologijas, suteikiant pasitikėjimą mūsų pacientams. Turime į tai atsižvelgti, o dalyvavimas šiame procese yra labai svarbus. Kaip jau minėjau anksčiau, sukūrus NESA ir pristačius NESA pasauliui, vienas dalykas niekada nesibaigia. Tai yra mokymai. Tai niekada nesibaigs, bet to žinote, kad mes turime pažangių mokymų apie visą sistemą ir apie NESA naudojimo pagrindus, kurie derinami su įvairiais kursais ir monografijomis, kurie nuolat atnaujiname. Vienas iš svarbiausių dalykų, į kuriuos turite atsižvelgti, yra tai, kad jūsų paslaugoms sukurta mokymų platforma, kuri reguliariai atnaujinama, tam, kad turėtumėte protokolus, įrodymus ir skirtingas rutinas, skirtas pacientų patologijoms gydyti. Taip pat yra interaktyvi sistema, kad galėtumėte tobulėti ir gydyti kitas patologijas, kurias gydome su NESA, ir kad mes galėtume pasidalyti su įvairiais specialistais daugeliu dalykų, kuriuos kasdien atliekame klinikoje. Kalbant apie NESA terapiją, reikia turėti omenyje 2 svarbius dalykus. Pirmasis yra būdas, kuriuo galime gydyti pacientą, o antrasis yra vieta, kurioje galime dėti kryptingą elektrodą. Dabar tai ir išsiaiškinsime. Pirmiausia, turite žinoti, kaip norite dirbti su savo pacientu. Yra 2 galimybės. Pirmoji galimybė yra dirbti aktyviai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galite atlikti neurotomiją ir dirbti su savo pacientu tuo pačiu metu, kaip ir su technologija. Kitaip tariant, taikote manualinę terapiją ir tuo pačiu metu naudojate technologiją. Tai vienas iš dalykų, kuriuos galite daryti, vienas iš būdų gydyti su NESA. Antrasis būdas yra pasyvus darbas. Pasyvus darbas reiškia, kad pacientas atvyksta į kliniką ir yra gydomas tik su NESA. Arba jam atliekamos procedūros, o vėliau jis gydomas NESA. Tiek, kiek reikia, valandą ar pusantros po procedūros. Kitas labai paprastas, bet svarbus dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, yra kryptingojo elektrodo vieta, kuri priklausys nuo mūsų terapijos tikslų. Kryptingasis elektrodas yra sistemos baigiamoji dalis. Tai bus elektrodas numeris 25. O svarbiausia, jis padės mums atlikti sėkmingą terapiją. Reikės pasistengti ir išmokti nustatyti, kur jį uždėti. Turime 3 nomenklatūras. Pirmoji nomenklatūra susijusi su kryptingojo elektrodų uždėjimu centrinėje dalyje. Vaizdo įrašuose minėdami centrinę sritį visada turime galvoje, kad tai yra maždaug ties C6 ir C7.
Tai leis pasiekti klajoklinio nervų sritį ir taikyti centrinius bei daugiau apimančius gydymo būdus. Tai yra pirmasis būdas. Antrasis būdas atliekamas metameriškai. Tai yra, kad centrinėje dalyje ieškome galūnės arba židinio srities, kurią norime gydyti metameros. Vėliau bus ir paskutinė fazė, kurios metu pamatysite, kaip tiesiogiai pasiekime sritis, kuri gali mus dominti, dėl tam tikrų patologijų, medicinos ar fizioterapijos srityje, kad būtų dirbama lokaliai. Kaip galima pasiekti pokyčių? Labai paprastai. Pirmajame etape, kuris visada yra pradinis, dirbsime centriniu lygiu. Kodėl? Nes turime skirti laiko kūnui, kad jis galėtų apsiprasti ir moduliuotis bioelektros sistemoje. Antroje fazėje galime pradėti leisti žemyn ir atsidurti labiau centrinėje dalyje, bet ne metamerinėje. Metamerinė dalis bus pasiekime vėliau. Niekada nepradėsime nuo metamerinės dalies ir niekada nepradėsime nuo etapo, kuris yra daug arčiau impulsinės fazės ir kuris susijęs su lokalia dalimi. Visada pradėsime nuo centrinės dalies ir keliausime link metamerinės dalies. Ir tai matydami, kaip vystosi mūsų terapija, galėsime perėti prie židininių sričių. Taigi turime technologiją, kurią naudodami galėsime gydyti daugybę dalykų. Iki šiol daugiausiai dėmesio skirsime tam, su kuo daugiausiai dirbame. Iš kur geriausiai matosi rezultatai yra sutelktas mūsų darbas. Kur galėsite dirbti ir sutelkti dėmesį klinikiniu lygiu. Labai paprasta. Kalbame apie skausmų mažinimą, atsistatymą, miego sutrikimus ir emocinės būklės gerinimą. Taip pat galėsime analizuoti hiperaktyvią šlapimo pūslę. Kitaip tariant, jūs taip pat galėsite dirbti su uroginekologinėmis sistemomis ir žymiai pagerinti terapiją, kurią atliekate klinikoje. Galėsime dirbti su tokiamis sistemomis kaip koncentracija ir dėmesys. Galėsime dirbti su keliomis sistemomis. O dabar, kai pradėsime kalbėti apie gyvendinimą, atrasite sritį, kurioje galite nuveikti daugiausiai. Dabar sumontuokime technologiją. Visa tai, kas yra ant stalo, būna lagaminėlyje. Komplekte yra monitorius ir pleištas, kuris, kaip matysime, yra skirtas nuimti elektrodus. Taip pat yra 4 trumpi laidai, 4 ilgi laidai, mažas laidas, skirtas kryptingiesiems elektrodams ir pirštinės bei kulkšninės. Surinkimas yra labai paprastas. Laidai, kaip matote, yra spalvoti. Spalva derinama su spalva, ilgas laidas su trumpu. Jie turi galus, kuris susijungia. Svarbu, kad strėlytės būtų jungiamas su strėlytėmis. Negalima sujungti per jėgą. Kodėl? Jeigu tai darysime per jėgą, galime sugadinti laidą. Tai labai paprasta, nes šis galiukas nusisuka ir besisukdamas naudojant jis gali nukristi. Svarbu saugoti kištukus, kurie yra čia, kad žinotume, jog viskas puikiai veikia. Ką dar turime? Turime trumpą laidą. Jis bus prijungtas prie kryptingo elektrodo. Galiausiai kryptingosius elektrodus prijungsime tiesiogiai prie laido ir jį naudosime, kad uždėtume elektrodus ant paciento. Pirmiausia, prijungime ilgus laidus prie korpuso. Apsukame korpusą ir įkišime strėlytę į viršų. Vėlgi, įkišime iki galo, nenaudodami jėgos. Prijungsime visus laidus, o tada sujungsime mažus laidus su atitinkamomis pirštinėmis arba kulkšninėmis. Svarbu pastebėti, kad etiketėse nurodyta spalva. Raidė nurodoma, ar tai koja, ar kairė, ar dešinė ranka ir spalva. Spalva atitinka laidos spalvą. Taigi, tiesiogiai prijungsime elektrodus prie atitinkamos spalvos ant kiekvienos pirštinės. Kai viską sujungsime, viskas atrodys taip, kaip čia. Dabar jį prijungiame tiesiai prie kitos šio laido dalies. Vėlgi, strėlytė su strėlyte ir jokios jėgos. Ir taip jau turėsime sumontuotą technologiją. Yra vienas svarbus dalykas, kaip jau sakiau, į kurį turime atsižvelgti, prijungdami mažą laidą. Ypač jei pacientas gydomas pasyviuoju būdu. Šį laidą turime įkišti giliai, nes jis nesprakteli kaip kiti, kad žinotume, jog jis gerai įstatytas. Reikia būti atsargiems, kai gydome pacientą pasyviuoju būdu, nes šis laidas gali lengvai atsijungti. Taigi, visada būkite atsargūs su šiuo laidu, kad jis būtų tinkamai įstatytas, nes jis nesprakteli. Dar keletas svarbių dalykų, kuriuos turime. Pleištas ir elektrodai. Norėdami nuimti, netraukite elektrodų, nes galite sugadinti technologiją. Paspaudžiame apačią ir įkišame pleištą tarp elektrodo. Elektrodas pats atsijungia. Atminkite, kad negalima kišti po elektrodu, nes galite sugadinti pirštinę. Tai paprastas būdas tiesiogiai atjungti dalis.
Pirštinės ir kulkšninės bus įvairių dydžių, nuo XS iki pačių didžiausių. Jei turite pacientų, kuriems atlikta amputacija, jiems taip pat yra gaminamos specialios pirštinės. Svarbiausia, kad pirštinė turi puikiai tikti. Ji negali būti laisva, taip pat ir su kulkšnine. Pirštinė negali būti per didelė ar per maža. Svarbu, kad uždėjus etiketės visada būtų dorsalinė kojų ir rankų pusėje. Kiekviena pirštinė ir kulkšninė turi kelis elektrodus. 6 elektrodus, kurie dedami ant skirtingų nervų galūnių, kuriais pamatysime vėliau. Tai mažiausios varžos sritis, per kurią patenka elektros srovė ir kur pradėsime atlikti neuromoduliaciją. Kadangi jau sujungiau laidus, pažiūrėkime, kaip veikia monitorius. Įjungimo mygtukas yra šone ir jį paspaudus įsijungia monitorius. Turime 4 mygtukus – meniu, parinkties, paleidimo ir sustabdymo. Paspaudę meniu mygtuką judėsite iš kairės į dešinę. Paspaudę parinkties mygtuką judėsite iš viršaus į apačią kiekviename stulpelyje. Paleidimo ir sustabdymo mygtukai įjungia ir išjungia. Baterijos mygtukas. Baterija veikia apie 16-18 valandų. Mygtukai pradėjus nuolat degti raudonai reikš, kad baterijos užteks vienai arba 2 procedūroms. Kai šis mygtukas pradės mirksėti, reikš, kad baterijos užteks tik vienai procedūrai. Likusio dalyje turime programas, įtampą ir trukmę, jei ketinate keisti trukmę. Visa tai bus išsaugoti atmintyje darbui su pacientu. Galima dirbti su viena arba keliomis programomis. Dirbdami su skirtingais klinikiniais atvejais pamatysite, kaip dirbti naudingiau atsižvelgiant į turimą pacientą. Vienas iš elementų, kurį gaunate su technologija, yra vCardio, kuris yra elektrokardiograma. Kodėl svarbu naudoti elektrokardiogramą? Dirbant su šia technologija, tai bus patikimiausias būdas įvertinti autonominę nervų sistemą. vCardio naudojama su programėle, kurią reikia parsisiųsti, ir ji jau pateikiama planšetėje. Jis suteiks informacijos su daugybė duomenų, kad galėtumėte teisingai įvertinti paciento nervų sistemos būklę, visas uždegiminės sistemas, koks yra klajoklio nervo tonusas, kaip kinta širdies įsitraukimo-susitraukimo dažnis. O svarbiausia suprasti, kokia paciento būsena. Tuo remdamiesi galėsime nustatyti gydymo režimus, protokolus, taip pat teikti grįžtamą ryšį pacientui, kad matytų, kaip gerėja jo būklė ir kokie pokyčiai vyksta. Svarbu ir privaloma pirmojo seanso metu atlikti išsamią diagnostiką naudojant vCardio. Ir tam tikrų įprastų seansų metu taip pat atliktume vertinimą, kad būtų nustatytas tinkamas gydymo režimas. Čia pateikiu keletą pavyzdžių susijusių su vCardio. Viršuje pateikime informaciją su parametrais. Galima rasti tokius parametrus kaip SDN ir RSMD. Taip pat yra ir kitų parametrų. Viduryje pateikime keli grafikai, dar viena vizualinė priemonė, kurią galima parodyti pacientui, kad matytų, kokie jo rezultatai. Toliau pateikiamas širdies ritmo dažnis ir kintamumas. Tai 3 būdai, kurie padės nustatyti rezultatus ir pradėti suprasti paciento būklę. Viską rasite išsamiame vaizdo įraše, kuris yra mokymo platformoje.